Karolok, Ką, mamukai? ką, mamukai, aš noriu tavęs paklausti, kodėl tu 15 metų su mergaitė draugauji ir dabar gražiausia, klausyk, iki šiai dienai nepristatai mergaitės tėvam, mes nei vardo nežinom, nei pavardės, nu nieko, nu. Net kaip kreiptis nežinau. Nu, mamukai, nu, ai. Nu, kasai dabar, kasai? Kasai? Mama sako. Nu, taigi, nu, ai, nu, tik sakau, nu, taigi... Kas, nu, ai, nu, kas, nu, prašau pasakyti mergaitės vardą, nežinai, kaip kreiptis, nu, kaip dabar aš ją šauksiu? Nu, mamukai, tik, iš tikrųjų, tai jos vardas nelabai gražus, dėl to aš nenoriu sakyti. A čia ne mūsų reikalas, gražus, negražus, taigi žmogų kažkaip matyti tai reikia. Nu, aš galiu tau pasakyti geriau pravardę, kaip ją draugai mokykloje pravardžiuoja Nu, klaciokai. sakyk, pravardę. Nu, jos pravardė yra... Čiulpėdra. Labą dieną. Labą dieną. Nu, gerai, Tai mamukai. gal žuvėdra, sakau, gal painioji, kad nors tokio Ne. žodžio nėra. Sakau, kad čiulpėdra. Gerai, aš galiu pasakyti mamukai ir vardą, bet jūs turit prižadėti, kad nesijuoksit iš jos vardo. Nu, kas juokiasi iš žmogaus vardo, tu visai jau galvoji, kai mes kažkur... Žodis. Prietrankos, ane? Žodis. Nu, gerai, mamukai, jos vardas yra Smirdvidė. Matai, kokie tėvai protingi, tokį įdomų vardą rado. Sakiau, nesijuok, tėtukai. Einam. Paspringo tėvas, nėra čia ko kabinėtis. Ale vardą tu man duok tikrai Vydė besmirdinti. Tu įdėjau. Gerai, matyliu. Bet smirdė, ar kaip? Smirdvidė. Karoluk, Ką? a tu gali neskubėti, aš daugiau negaliu, duok kvapą. Taigi mes jau atėjom, ateikit, va čia jau viskas, mes jūs kiti, kad jom į tą vietą. Tai tu nori pasakyti, kad čia, kur mes atėjom, tai tu čia taip veržeisi, nes čia ta vieta, kur tu nori atsisveikinti su vasara, čia. Nu, mamukai, tai tu biški ne po kojam savo žiūrėk, o tu biški snukį ir viršų pakelt, po kojam tai tik pleiskaną savo gali matyti. Nervuoja, už nervuoja. Tu kaip sūnau tu prie draugės savo tos su mama kalbi. Snukis tik pas kiaulę ir nepažiūrėsiu, kad tavo ta draugė smirdzevka. Kaip pilsiu į snapą tavo akis išvirs rūpužė to. Nu tai tėtukai, tai aš žinau, kad snukis tik pas kiaulę, bet tai tu pats visą laiką sakai ant mamuko, sakai kiaulė, tu man gyvenimą suėdi, aš nenoriu tavo snukę matyti akyse. Nu, Tai va, tai aš ir sakau. Tėvo mokykla, čia tau tėvas nepavyzdys. Nepavyzdys. Nu, Šitoj gerai. vietoj. Gerai. Tai kas gerai, rodė, ką čia darysim, aš nesuprantu. Kur žiūrėt? Nu tai biškai viršų galvą pakelkite abudu. O, Jėzau, Marija! o jo pštvajų rūkį. Nu sakiaugi? Ir tu nori man, Karolukai, pasakyti, kad tu čia visur ruošiesi karstytis? Nu tai mamukai, ne aš vienas, taigi va, žiūrėk, ateina jau Kryžmantas ar pusė Žerfidė, visi mes čia varysim. Halo, Karolukai! Sveiki, nu tai kur už tiek laiko lochai buvo? Pats tu lochas. Kryžmantai, pats su lokas, tu geriau biškai uždaryk savo tunelį, gerai, nes visi žino, kad tu esi duchas. Pats tu duchas. Tu duchas tarp duchų ir tave duchai duchina. Pažiūrėsim dar, kas čia duchas, gerai? Vaikai, jūs klausykitės, palaukit, ramykitės, dar nepradėjot nei žaisti, nieko karstyti.